Sveiki visi Linelis Ride kanalo žiūrovai, šiandien su mumis negalingas, bet irgi motociklas. Tai yra Honda CB 125F. Konkretus modelis buvo pradėtas gaminti 15 metais ir gaminamas yra iki šiol. Prieš tai modelis vadinasi Honda CBF 125 ir jisai buvo pradėtas gaminti 2008 metais. Na, 2015 šitas modelis jį pakeitė. Tai pagrindinis skirtumas, kad CB yra priekis ant šakės, o CBF priekis yra plastikas, eina ant rėmo. 125 kubikai, 8 kW, 11 Newtonų. Atrodo nieko įspūdingo, bet pasiekė jis tos 100 km pakankamai lengvai. Kuro bakas 11 litrų, o kuro sąnaudos kažkur tai apie 1,8. Tai vadinasi, mes su pilnu kuro baku galim nuvažiuoti apie 600, sakykime, km. Tai nežinau, nebandžiau, bet tiek deklaruoja, jog sąnaudos iš tikrųjų nėra didelės, tai turbūt tiek ir galima nuvažiuoti. Jis surinkinėja Indijoje, Kinijoje ir Pakistane. 18 ratai suteikia jam tikrai nemažo komforto, nors atrodo žodis komfortas ir toks motociklas kaip ir nelabai dera, bet iš tikrųjų jaučiasi, tai su juo smagu pavažiuoti ir kažkur tai bekelė žvyrkeliu ir tai tikrai nesukelia jam jokių problemų. Lygiai taip pat kaip važinėti mieste duobėtom gatvėm ir tu tikrai pakankamai saugiai ir komfortiškai su juo jautiesi. Tai priekį turim suportą Nisino, gale turim būgną. Viskas labai paprasta, nėra jis labai gražus motociklas, bet tai jam netrukdo būti vienam populiariausių savo rinkoje, savo nišoje 1.2.5 kategorijos. Ir taip pat nuo užpraeitų metų jau Lietuvoje galima važinėti su motociklais tokiais su B kategorija, turint praplėtimą. Tai šiek tiek vėliau papasakosiu apie tai, o dabar ką, sėdam nocą ir važiuojam. Taigi, aš jau ant motociklo, nedidukas, patogus, pakankamai minkštas. Pats motociklas labai nedidelis, bet netgi mano ūgio, tai aš labai gerai patogiai ant jo jaučiuosi. Čia viskas pakankamai paprasta, nauja, gražu, elegantiška. Prietaisų skydelį turim kūrą, greitį, kilometražą, trip A, trip B. Kas įdomu, tai turim iš tikrųjų momentinės kūro sąnaudas, tada turim vidutinės kuro sąnaudas ir turim range ir bėgių indikatorių. Tai tokiam motociklui šitie visi dalykai, aš manau, kad yra labai didelis pliusas, nes ant britvų, ant kažkokių kelionių, ant visų turim tiek daug funkcijų. Nu ką, lekiam. Raketa. Tai iš tikrųjų 1.2.5 jie dabar Lietuvoje atranda savo nišą, tai todėl ir nusprendžiau padaryti tokį video būtent su 1.2.5. Tai nežinau, turbūt daugelis jau žinot, kad galima vairuoti su B kategorija, ten atitinkant kelis kriterijus, tai turi turėti, jeigu neklystu, 24 ar 25 metai ir 2 metų vairavimo stažas yra būtinas ir tada reikia išsilaikyti 3 pamokų praktinį kursą. Tiesiog mokyklai, nueinat pas savo instruktorių, sakot, noriu vairuoti 1.2.5 motociklą ir jie padaro tos kursus. Regitrai pasikeičia savo vairuotojo pažymėjimą, jums darašo kodą 100 ir galite lėkti. Tai Tailande turbūt kiekviena šeima turi tokį Honda CBF. Jisai nėra brangus, naujas kainuoja apie 3200 eurų. Naudotas tai yra senesnių modelių, yra naujesnių modelių, čia jau yra naujas 21 metų modelis. Tai jo kaina kažkur, sakykime, apie 2500 eurų, 3500 ridos. Tai visai neblogas pirkinys, nesilaikant motociklų teisų. Tai daugelis išbando iš tikrųjų ir tada pajaučia, argi jiems tas motociklizmas prie širdies ar ne, ar jie nori toliau važinėti, kelti savo kategoriją, ar jiems užtenka to 1.2.5. Tai kažkada esu skaičiavęs,
Vilniaus mieste važiuodamas į darbą aš su motociklu ir iš principo jokio skirtumo, ar tai Britva, ar tai va toksai va, kadangi greitis yra daugmaž visą laiką panašus, sutaupau kažkur tai apie valandą 50 per dieną, pirmin ir atgal. Tai išvada tokia, kad per mėnesį taupai darbo savaitę, kurią tu tiesiog praleidi kamštį ir klausai radijos ir nieko neveikia, gaišti savo laiką. Tai motoroleris ar toks motociklas, jisai tikrai praspręstų šitą dalyką labai stipriai. Plius šiaip yra smagu, visada yra smagu prasivažiuoti, vėjukas pučia, oras geras, tai kodėlgi ne. Konkrečiai grįžtant prie motociklo, tai iš tikrųjų turi oro aušinamą 8 kW variklį, nėra galingas, bet kadangi ir kategorija tokia, tai 1.25 dar gali būti 11, tai dažniausiai 11 kW būna skysčiai aušinami. Esminio skirtumo tarp 8 ir 11 jūs tikrai nepajausit. Tai konkretus va šitas modeliukas, jisai labai smagiai valdosi, yra dideli ratai, tikrai jaučiasi tas komfortas gal irgi skamba keistai ant tokių daiktų, kai eina kalba apie 1.25, bet jisai irgi egzistuoja. Aš pavyzdžiui dabar sėdžiu, man yra patogu, tai yra tiesiog kaip dviratis, tik tai jisai labai smagiai važiuoja. 5 bėgių greičių dėžė, maksimalus greitis yra 100, nuo kalniuko ten kokį 110 turbūt, bet to greičio va tai va po miestą važinėti irgi pilnai užtenka. Tai labai nedidelis, tai telpa visur tarp mašinų ir tikrai taupai savo laiką. Kas liečia patikimumą, tai vėlgi čia yra Honda, tai su ja kaip ir viskas yra gerai, važiuoja, esu matęs ir su 25-30 tūkstančių ir vis dar sėkmingai važiavo ir jokių problemų neturėjo žmonių su jais. Kuro sąnaudos yra apie kažkur 1,3–1,4 litrą, va kartais važiuoji kažkokiam tai apsukų diapazone, užsidega eko lemputė, reiškia važiuojam labai ekonomiškai, galiu netgi įjungti tas vidutinės kuro sąnaudas, kad matyt. Kur čia jos pas mus? Tai dabar rodo 2.2, 0.3, tai pabandysim ramiai važiuoti, pasižiūrėsim kokios tos kuro sąnaudos. Važiuojam 50. Kaip ir sakiau, 1.4, 1.2, 4 bėgis, tai reiškia, reikia pasiekti tą, sakykime, geriausią tą sukimo momentą, kai tos sąnaudos būna pačios mažiausios ir viskas, užsipildi pilną baką ir nuvažiuoji 500–600 km. Tai labai ekonomiškas daiktas. Plus tai yra bėgių indikatorius, tai vėlgi pradedantiesiems motociklininkams tai yra aktualu, jie nori matyti kokiu bėgiu važiuoja, jiems lengviau yra orientuotis šiek tiek. Tai turi viską, ko reikia. Dar galima užsimontuoti dėžes, ten šonę, centrinę daiktadėžę. Tai pilnai turi tiek pat, kiek ir rimti motociklai. Nesuprantu, kodėl žmonės dažnai renkasi, pavyzdžiui, Honda Varadera, ten 2004–2005 metų, kai tas motociklas ten parduodamas už kokius 2500 ar už 2700, tai yra tikrai neprotingi pinigai. Tas Varadera nėra geresnis, ten kažkas apeliuoja, kad 2 cilindrai, klausykit, tai 2 cilindrai 125 kubikų motociklė, jie esminio skirtumo tikrai nedaro. Ten 11 kW. Oho. Šitam jūs turi didelius ratus, važiuoti galima ir gatve, ir šiek tiek į bekelę nuvažiuoti. Tikrai jisai yra manevringas ir tikrai su juo galima universaliai visur važiuoti. Tai vat specialiai dabar važiuoju mieste, piko metu.
Tai pamatysit, kaip tai yra efektyvu ir kaip aš taupau laiką ir nestoviu kamščiuose. Tai sakau, Tailande, tai aš esu matęs tiek Tailande, tiek Kambodžoj, tai šitie visi 125, jie, nu, ten ir 150 dar būna, bet šitie 125 yra labai populiarūs modeliai. Ir ten kiti dar sako, o čia oro aušinamas. Tai žiūrėkit, jeigu jisai neužkaista Tailande, tai jisai neužkais ir Vilniui, Kaune, Klaipėdoje ar kokiam kitam Lietuvos mieste. Tai su tuo jokių problemų tikrai neturėsit. O tie, kurie, nežinau apskritai, kodėl jie susigalvoja, kad oro aušinamas variklis, tai čia jau viskas, čia jau blogai ir kad čia jau užkais ir taip toliau. Nieko panašaus. Turi stovėti labai ilgai kamštį prie plus 30, kad jisai jums užkaistų. Va, prašom, 60 pasiekė be problemų. Sakau, visus tos neligumus jisai labai gerai surenka. Pats jo manevringumas, tai va, irgi kaip su elektriniu dviračiu, kokiu važiuoji, sukinėjęs, linguojas ir tiesiog. Ir aš netgi gal šiek tiek keistai nuskambės, bet atsisėdau, pasivažinėjau ir man tikrai labai patinka. Man tiesiog kažkaip, nežinau kodėl, bet yra kažkoks tai va tas geras vaibas, man tiesiog su juo maltis po miestą. Aišku, jeigu išvažiuoti į užmiestį, tai tada tikrai tai nėra tinkamas. Ir vibracija atsiranda prie maksimalaus greičio ir nereikia su juo važinėti maksimaliais greičiais. Tarp, sakykime, 70 ir 90 yra tas jo optimalus greitis ir tu savo ramiai, saugiai važiuoji. Taip pat jisai neturi ABS-o, bet turi kombinuotą stabdymo sistemą. Tai kas irgi yra, Honda vieni iš pradininkų ir buvo šitos sistemos, kur sujungia priekį sakykime, stabdai galu ir jisai stabdo ir priekį. Arba atvirkščiai. O tai pilnas, tai prasme, pilnai užtenka visko, ką turi šitas motocikliukas. Va, pažiūrėkit, viskas labai primityviai, labai paprastai. Nisino stabdžiai. Jeigu norit rimtesnės versijos, tada jau reikia rinktis Honda CB125R. Tai kaip 650 yra, litro yra, taip yra ir 125 kubikų. Kanale turiu 650 CB650R apžvalgą, galite pasižiūrėti. Irgi smagus, geras miesto motocikliukas. Nu va, atrodė, kad piko metas, bus daug mašinų, bet kažkaip visai ramiai važiuojasi. Su tais 125 tai galbūt yra tas momentas, kad kai tu su juo susipažįsti, tu žinai, kada tu spėsi, o kada tu nespėsi ir kada apsimoka bandyti spėti ir kada tiesiog net neverta. Nes iš tikrųjų būna, paspaudi kažkur reikia įlyst ir nu, vat, nežinai, kaip ten bus. Su motociklu, sakykime, paspaudai, važiavai ir tikrai žinai, kad įlysi. Su šituo jau šiek tiek kitokia istorija. Bet va, prašom, važiuoja labai sėkmingai. Tai kas turi ten draugus kokius, kurie vis dar galvoja, gal kažkaip tai gal būtų įdomu, tenai teisės tingi, dar kažką, tai va tokį va, nusiperka, pabando ir garantuoju, kad nemažai užsikabins. Aš iš patirties sakau, kad esu ne vieną pardavęs 125 kubikų motorolerį ir motociklų, tai didžioji dalis klientų dar nepasibaigus sezonui nusprendžia išsilaikyti teisės ir persėsti ant rimtesnio motociklo. Tai indikuoja, kad iš tikrųjų tai užkrečiama ir kad pasibandai, supranti, koks tipas galbūt tave labiau domina, nes pradedi važiuoti po miestą, su kitokiais ten gali išvažiuoti į užmiestį ir tada supranti, kas tau teikia džiaugsmą. Tai tikrai kokie, nusakyčiau,
netgi iki kokių 80% 125 kubikų klientų išsilaikė teisės ir persėdo ant rimtesnio motociklo. Jeigu apeliuoti į jaunimą 16-mečius, kurie išsilaiko A1 kategoriją, tai jiems šitas variantas turbūt ne visai tinkamas, nes jiegi pas mus yra puikiai išmanantis ir viską žinantis geriau už kitus, tai jie tenai prisiperka visokiausių, sakykime, tų populiariųjų modelių, ten Yamaha R125, Yamaha MT125 ir taip jie bando ten iš jų išspausti ir maksimalius greičius ir taip toliau. Bet po to jau su laiku ateina tas suvokimas, kad va, važiuoji 60, lenki kamštį, mėgaujies ir važiavimu ir visada esi prie sankryžos pirmas. Ir nesvarbu, ar Rally ar 1000, ar 125, bet tu esi pirmesnis negu tas, kuris sėdi mašinai. Šiaip iš tikrųjų, nėra iš tų motociklų, kur labai kažką tai galima apie jį būtų papasakot. Tai yra tiesiog primityvus, nėra čia jokių kažkokių tai wow technologijų. Tai mane, sakau, labai sužavėjo, kad turi pakankamai daug informacijos ant prietaisų skydelio. Graži Hondos spalva. Tai motociklas nuvažiavęs 3000 ir puikiai vedasi, puikiai prižiūrėtas. Nežinau, ką čia dar galima apie jį pridurti. 5 bėgiai, nu vat, kiti 125 turi 6 bėgius, bet puikiai užtenka. Startuoji ir važiuoji. Nu tikrai smagu toks, aš tai sakau, man vaibas, man geras vaibas. Tai puikus motoroleris tėčiui, nes mano tėtis kaip tik irgi išsilaikęs yra B kategorijos praplėtimą. Tai va, aš kokį vis nuperku, iškrenta 125, tai nuperku, jisai pasivažinėjo, aš pasivažinėjau ir po to jisai parsiduoda. Lengva ranka su srautu, niekam netrukdai ir važiuoji. Šiaip iš tikrųjų nemažai merginų renkasi va tokius va, pradžiai, kad pajaus, kad suprast. Tai tikrai, manau, patogiau negu Vespa, nes Vespas tie maži ratai turi savo niuansų. Aišku, Vespa yra šiaip klasika, toksai, sakykime, ne tik motoroleris, bet ir stiliaus dalis, sakykime, čia kaip iPhone'as, kur perki ne tik, kad geras telefonas, bet ir kaip aksesuarą. Tai va, čia Vespa būtų irgi į tą kategoriją. O čia yra visiškas komiuteris, tai yra ekonomiškas. Atrodo gal nelabai, bet savo funkciją atlieka. Tai va, ką žinau, turbūt tiek apie šitą šedevrą. Laikas važiuoti į darbus. Tai turiu jau įdomesnių modelių apžvalgoms. Tai pamatysit ir Ducati Street Fighterį, ir Ducati Multistrada, ir Kawasaki KLE senoką. Irgi šiaip labai geras laužas, toksai vat patikimas. Ten R5 variklis jame, R5 GPZ, 2 cilindrai, nemirtingas. Tai vat irgi pasivažinėjau šiek tiek, padarysiu dar apžvalgą, duosiu per kokius miškus. Tai irgi toksai, kur nusipirki kaip winter beateris, tai čia, sakyčiau, motociklų toksai summer beateris, kur tau jo negaila. Tiesiog važiuoji, darai tai, kas tau patinka, tu negalvoji apie jo resursą, tu nebegalvoji apie nieką, tiesiog taškaisi. Tai va, tai tų motociklų nemažai, jūsų nemažai iš tikrųjų parašo. Dar bus R1, tai
Esu pardavęs vieną ir pirmą, tai tą ir pirmą jau labai gražiai žmogus pasidarė. Persidažė visą, persirinkom ir jo bičiulis irgi turi ir pirmą, man neseniai parašė. Tai suderinsim, parodysiu tą seną ir pirmą, bet patikėkit manim, stovis yra išskirtinis. Tave ačiū, kad žiūrit. Liko labai nedaug iki 1000 subscriberių. Tikiu, kad man pavyks tą pasiekti iki gegužės mėnesio, kaip ir planavau. Ir iš tikrųjų puikiai pavyksta laikytis plano. Tikrai nesitikėjau, kad tiek daug jūsų parašys, paim mano mocą, padaryk review, ten turiu tokį, anokį ir vis daugiau parašot ir praktiškai po kiekvieno video kažkas vis pasiūlo motociklą. Tai tikrai yra labai geras jausmas, kad žiūrit, kad mėgstat, kad pasitikit, kad norit savo daiktą parodyti, kad nelaiko ten užspaudę. Tai tikrai labai tas džiugina. Dar kartą ačiū, kad žiūrit. Gerą vakarą, gerą ryto, nežinau, ką šiuo metu veikiat. Ir susimatysim jau kituose video. Ačiū ir iki.